Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams sakydavo: mano tėvas darbuojasi lyg šiauliai, todėl ir aš darbuojausi. Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šeštadienio, bet ir vadino Dievą savoju tėvu, tuo būdu lygindamas save su Dievu. Į šį kaltinimą Jėzus atsakė: iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Ir ką bedarytų tėvas, lygiai daro ir sūnus. Nes tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių šituos, kad jūs stebėsitės. Kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko tėvas neteisia, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį siuntusio tėvo. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusiu tiki, tas turi amžinai gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis. Kaip tėvas turi gyvybę savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę savyje. Jis taipogi suteikė jam galią teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Tai viešpaties žodis. Jėzus tampa priešu, tampa taikiniu numeris 1, todėl kad nesilaiko šabo ir vadina Dievą savo tėvu. Kas čia blogo? Apmąstykime paeiliui, jis nesilaiko šabo. Jėzus parodo, kad Dievui svarbiausias yra žmogus, o ne taisyklės ir įstatymai. Dievas, kurį mums apreiškė Jėzus Kristus, rūpinasi žmogumi, o ne, kaip manė kai kurie žydai, kad žmogus pirmiausia turi rūpintis Dievu. Tas Dievas, kurio veidą parodė Jėzus, yra taip įsimylėjęs žmogų, kad jam net nešvara ar nuodėmė netrukdo pasiekti kiekvieną iš mūsų. Kiekvienas turi priėjimą prie tėvo, nepriklausomai nuo savo praeities, padėties ar silpnumo. Jis dar vadino save, savo Dievą, savo tėvu. Jei Dievas yra Jėzaus tėvas, tai reiškia, kad ir mes esame jo vaikai, sūnus ir dukros. O tai pažiūrėkite, kad viskas keičia. Jeigu mes priėmėm Dievą kaip tėvą, tai Dievas nebėra tolimas, griežtas teisėjas, bet artimas tėvas, švelnus, gailestingas, esantis šalia. Tėvas nenori tik išorinės pagarbos, bet trokšta ryšio, gilaus, asmeniško, tikro ryšio. Jis nelaukia mūsų kažkur ypatingoje vietoje, bet yra mūsų kasdienybėje, namuose, darbe, nuovargyje, džiaugsme ir rūpesčiuose. Šiandien skaitėme Evangeliją, kad žydai norėjo Jėzų nužudyti. Kodėl? Nes, matot, artimas Dievas įsimylėjęs žmogų mums dažnai yra nepatogus.
Lengviau turėti tolimą Dievą, kuris netrukdo mūsų gyvenimui. Tokiam Dievui galima retkarčiais nusilenkti, pagerbti, duoti kažkokią jam maldą kaip dovaną ir grįžti prie savo kasdienybės ir gyventi pagal savo kabutėse išmintį. Tačiau Jėzaus Kristaus Dievas nori daugiau. Jis nori visiškai įeiti į mūsų gyvenimą. Nori mus pripildyti savo galią, meilę, atnaujinimu. Jisai nenori nieko paimti, bet tik tai duoti. Tačiau tam reikia mūsų visiško įsitraukimo. Nestovėti šalia, nežiūrėti iš šonų į Dievą ir retkarčiais jį pagarbinti. Bet reikia įsitraukimo, atviros širdies ir jo priėmimo. Ne tik ypatingą dieną, bet visada. Viešpatie Jėzau, tu parodei man Dievą kaip artimą tėvą, kuris mane myli be sąlygų. Padėk man priimti tave ne tik tada, kai man patogu, bet kasdien, visame mano gyvenime. Išmokyk mane pasitikėti tavo meilę ir gyventi tikrų ryšių su tavimi. Nebūk mano gyvenime svečias, būk namais. Amen. Gražios jums dienos. Iš pelenų į gyvenimą.